10 skyrius. 54 straipsnis. Viešųjų paslaugų teikimas. Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Savivaldybės institucijos ir savivaldybės administracija viešųjų paslaugų neteikia, išskyrus šiame straipsnėje nustatytus atvejus. Viešasias paslaugas gyventojams teikia biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai. Kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, savivaldybės tarybos sprendimų seniūnija gali pati teikti viešasias paslaugas. Teikdami savivaldybės gyventojams viešasias paslaugas, jų teikėjai privalo vadovautis įstatymais, savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais. Viešosios paslaugos gyventojams teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka, atlygintinai ir neatlygintinai. Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat. 55 straipsnis. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Savivaldybė administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, nustatydama šių paslaugų teikimo būdą, taisyklės ir režimą, steigdama biudžetinės ir viešasis įstaigas, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą tvarką, parinkdama viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindama viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę. Savivaldybė gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus ir ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatytą tvarką pavesti viešųjų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, kai teikiamos vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo, švietimo, socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigose paslaugos arba teikiant viešasias paslaugos turi būti valdomas ir naudojamas savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose arba pagal šio įstatymo 56 straipsnį steigiant naują juridinį asmenį ar pavedant vykdyti šios viešosios paslaugos teikimą, kai šios paslaugos teikimas yra ūkinė veikla, jau veikiančiai savivaldybės valdomai įmoniai buvo gautas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sutikimas arba savivaldybių nekilnojamasis turtas, koncertų salės, muziejai, parodų rūmai, bibliotekos, kultūros namai, teatrai, sporto salės, maniežai, stadionai, baseinai, naudojamas viešosioms paslaugoms teikti švietimo, kultūros, sporto srityse ir su jomis susijusiai ūkiniai veiklai vykdyti, jeigu toks objektas yra vienintelis savivaldybės teritorijoje ar seniūnijoje. Kai viešosios paslaugos teikimas yra ūkinė veikla, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, turi būti įgyvendinti šio įstatymo 56 straipsnėje nustatyti reikalavimai. Šios straipsnio antros dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais šio įstatymo 56 straipsnėje nustatyti reikalavimai ir konkurencijos įstatymo 4 straipsnėje nustatyti reikalavimai ir draudimai nėra taikomi. Jeigu seniūnija vadovaudamasi šio įstatymo 54 straipsnio antroje dalyje numatytų savivaldybės tarybos sprendimu, pati teikia viešasis paslaugas, šioms paslaugoms administruoti paskiriamas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. 56 straipsnis. Naujos ūkinės veiklos vykdymas. Savivaldybė gali priimti sprendimą dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo, kai nauja ūkinė veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visai apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti ir tik jeigu tokių sprendimų bus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės. Jeigu nėra pažeidžiami šio įstatymo pirmojoje dalyje nustatyti reikalavimai, savivaldybė gali steigti naują juridinį asmenį,
Šiai ūkiniai veiklai vykdyti arba pavesti naują ūkinę veiklą vykdyti jau veikiančioms savivaldybės valdomoms įmonėms, tik gavus išankstinį konkurencijos tarybos sutikimą. Naujų juridinių asmenių nelaikomas po juridinių asmenų reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo, taip pat po pertvarkymo naują teisinę formą įgijęs juridinis asmuo. Nauja ūkinė veikla laikoma ūkinė veikla, kurios savivaldybės valdoma įmonė per pastaruosius 3 metus iki savivaldybės sprendimo pavesti jai tokią veiklą vykdyti priėmimo faktiškai nevykdė. Jeigu ūkinę veiklą vykdyti pavedama per paskutinius 3 metus po juridinių asmenų reorganizavimo veiklą tęsiančiai savivaldybės valdomai įmoniai, bent vieno iš po juridinių asmenų reorganizavimo pasibaigusių juridinių asmenų faktiškai vykdyta atitinkama ūkinė veikla yra laikoma po juridinių asmenų reorganizavimo veiklą tęsiančio juridinio asmens faktiškai vykdyta ūkinė veikla. Siekdama gauti sutikimą, savivaldybė turi įvykdyti konkurencingą procedūrą dėl ūkio subjektų atrankos. Konkurencinga procedūra turi būti atlikta ne anksčiau, kaip likus 6 mėnesiams iki pasirašymo dėl sutikimo pateikimo dienos ir tokia, kad neatskleistų ar kiti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, gali užtikrinti atitinkamos veiklos vykdymą. Savivaldybė teikdama konkurencijos tarybai prašymą dėl sutikimo pateikia įrodymus dėl įvykdytos konkurencingos procedūros, jos rezultatų ir kitą konkurencijos tarybos nurodytą informaciją. Konkurencijos taryba gavusi šio straipsnio 3 dalyje nurodytą savivaldybės prašymą, sprendimą dėl sutikimo priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo konkurencijos tarybos nustatytus reikalavimus atitinkančių savivaldybės prašymo gavimo dienos. Konkurencijos taryba išduoda sutikimą, jeigu savivaldybė laiku įvykdo konkurencingą procedūrą ir jeigu šios procedūros rezultatai rodo, kad kiti ūkio subjektai atsižvelgdami į savo komercinius interesus negali užtikrinti atitinkamos veiklos vykdymo. Konkurencijos taryba neduoda sutikimo, jeigu savivaldybė laiku neįvykdo konkurencingos procedūros arba jeigu įvykdytos konkurencingos procedūros rezultatai rodo, kad kiti ūkio subjektai atsižvelgdami į savo komercinius interesus gali užtikrinti atitinkamos veiklos vykdymą. Savivaldybės valdomos įmonės negali savo iniciatyvą pradėti vykdyti naujos ūkinės veiklos. Šios įmonės gali pradėti vykdyti naują ūkinę veiklą tik tuo atveju, kai ši veikla joms šio ir tokių įmonių veikla reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka pavedama vykdyti savivaldybės tarybos sprendimu. Konkurencijos taryba nustato šios straipsnio 4 dalyje nurodytų prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo, teikimo ir nagrinėjimo tvarką ir tokių prašymų tipinę formą. Konkurencijos tarybos sprendimai nurodyti šios straipsnio 6 ir 7 dalyse gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisinos įstatymo nustatyta tvarka. 57 straipsnis. Administracinių paslaugų teikimas. Administracinės paslaugas viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka asmenims teikia meras, vicemeras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės administracija, kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai.